Sveiki, mėlyje Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis po trumpos pertraukos ir vėl Žiburio žinios. Labai atsiprašome, bet mums įvyko tokie dalykai kaip šimtadienis, tinginystė, dar daugiau tinginystės ir anglų kalbos įskaita. Taigi mes dabar jau dirbsime pilnu tempu ir siūsime jums aktualiausias Žiburio žinių naujienas. Taip, taigi dabar tradicinė rubrika Klausimėlis. Šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę. Sovietų sąjunga. Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Ger daug vandens iš radiatorių ir tapyti paveikslus. Ačiū už protingą atsakymą. Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Atmintis yra didžiosiuose pusrutuliuose viršutinėje smegenų dalyje. Tai reiškia, reikia saugot galvą, nesusimuščios, ir gert vaistus, ir gert vandenį. O kokia šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę? Japonija. Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Pamiegot atmintį. Žiūrėk, neturiu svogūno. Pasiėmi svogūną, įsilukštenė, silukšni svogūną, susipjaustai, paverki, gerai galva įsivalo, jau taip pusiau darbo. Tada pasiėmi tuos lukštus visus, ne patys svogūną, bet lukštus, kuriuos nusilupai, ir į galvą įtrini. Žinok, puikiai veikia. Atsakau, puikiai. Pamėginsime. Ir kokia šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę? Lietuva? Europoje pirma šalis. Aha. Europoje pirma šalis įteisino. Greičiau pertraukti. Vokietija, tylėk, Prancūzija, Vokietija, Italija, viena. Tai pirma, aš nežinau, kuri pirma. Mokinkis istoriją. Aš bailiai neaiškiai. Taip. Kuri paskandė? Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Negerti. Nustoti gerti. Arba daugiau gerti. Kaip geri dažniausiai nieko neprisimenu. Tai atsiprašau visų. O kokia šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę? SSRS. Italija. Jis neturi atsakymą. Supratau. Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Valgy daug šokolado. Kokį? Juodo. Iš kur žinai to? Aš žinau, aš biologiją mokausi, lygiu pas gerbiamą mokytoją Šiugždinienę. Istoriją mokaisi? Tai taip. Pas gerbiamą mokytoją Jocnukienę. Tai kokia šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę? Nežinau. Tikrai ne Lietuva. Nežinau, Su istorija man sunku. Supratau. Koks geriausias būdas sustiprinti atmintį? Būdas? Mokytis daug, žinot, nežinau šiaip. Tiesiog stiprinkit. O kokia... Valgyti kreidą ir gert kopūstų sultis. Nesu kreida ir lentos rašau. Tai viską, ką parašau. O kokia šalis pirmoji Europoje įteisino spaudos laisvę? SSRS. Ačiū, Simona. Mariau, ar tu jauti, kad darosi vis šilčiau? Manau, kad tau reikia pažiūrėti mados raidą, kad žinotum, kaip rengtis šiuo šiltesniu pavasario sezonu. Kaip Donelaitis sakė, jau saulelė vėl atkopdama Budinas vietą, bet mūsų mokyklos vietas kažkaip nesikelia. Aną savaitę viską stebėjau, visi su megztiniais vilnonėm kojinėm apsigūzinę, taip kad žiūrim, kas vyksta šią savaitę. Mados reidas. Štai ir radom. Aš taip džiaugiuosi. Aną savaitę mačiau dar vaikščiojai su megztiniu, bet jau šiandien palaidinė ir spalvota. Labai gerai. Labai. Kur pirkai tokią palaidinę ir kodėl ji geltona, nes iš tikrųjų dabar tai nelabai geltona madinga spalva. Iš tiesų, man irgi labai nepatinka geltona, šiandien labai nekaip atrodo, nežinau, prieš kiek metų pirkau šitą maikę, ta prasme, per miego ir tikrai labai atsiprašau, nekaip šiandien atrodo, todėl... Aš pagalvosiu, ar atleisti, bet manau atleisiu, bet šį kartą tik tai. Ačiū, Auguste, labai ačiū.
Ką čia darot? Spausdinam. O dabar toks klausimas, žiūrėkit, pavyzdžiui, tavo draugė su megztiniu, nemanai, kad jau, tipo pavasaris ir jau... Šalta, dar ateina šalčiai. Kur tas šaltis, saulė už langos šviečia, ar tu savaitgalį lauke nebuvai? Tu pasižiūrėkit, jūs laukia šalta. Ne šalta. Ta prasme, bent jau žieminius batus pameskit, merginus. Bent žieminiai. Ar jie žieminiai? Taip. Ne žieminiai. Ilgesniu auliuku visi žieminiai. Žiūrėkit ir būkit basom kojom, kaip aš. Kodėl su megztiniu? Nemanai, kad jau pavasaris, ir tipo jau reikia rengtis maikėm tik tai? Ne, man šalta, nušalau net. O ne merga, nupučiam? Ne. Ne. Bet dabar taip, vienas minusas, viskas juoda balta. Kur gyvos spalvos, bet jau yra palaidinė tokia žeržetinė, jau yra gerai, jau pavasarį šviečiasi. Kaip tu, pavyzdžiui, save šiandien įvertintum, kaip tu šiandien atrodai? 10 iš 10. Super. Tu mano paskutinis žmogus, kurie šiandien kankinu, davai. Matot, va, jau dar žmogus gėdisi savo megztiniu, aš ką ir sakau, renkimės pavasariškai žmonės. Tai kodėl dengiasi veidą? Nes šiandien prastai miegoju. Linkiu išsimiegoti ir pradėti nešioti lengvesnius rūbus. Linkiu to ir jums žiūrovai. Taigi, šiandien žiniuose tiek. Su jumis buvo Žiburio žinios.